Va, tai sveiki visi mano klausytojai, šį kartą mane išgirstate ne Sargė FM radio eteryje ir ne direktorių papeikimuose, kas galbūt kai kam yra keista, tačiau šį kartą aš atėjau čia į pasiūlymų temą tam, kad pasiūlyčiau vieną, mano manimų, esminį pasiūlymą. Na tai dabar, kuomet mes, iš karto einu prie reikalo, tai kuomet mes sudarome kontraktus, visi kontraktai eina į slešas kontraktai būtent į šią lentelę, ar ne? Ir viskas yra gerai, kuomet tu keli ridą, tarkim, arba tau kelia ridą, ir tik tai vyksta tik tai ir nieko daugiau. Ir ką aš turiu menį? Ir turiu menį, kuomet kai tau keli ridą ir kai tu keli ridą vienu metu, tuomet šioje lentelėje atsiranda du užrašai. Tas, kuris tau kelia ir kam tu keli. Ir kuomet kyla reikalas nutraukti kontraktą, kurį nors iš jų, tu turi parašyti slešas nutraukti kontraktą, ar ne? Bet kuomet tu parašai, ir atsiranda problema, kad nusitraukia abudu kontraktai iš karto. Ir tas yra nepatogumas. Tai ką aš siūlau, tai padaryti tai, kad sudarant kontraktą reikėtų dar juos ir numeruoti. Tai tarkim, kai aš siūlau kam nors kontraktas, ten do masyve, kilometrų skaičius, kainos kilometrų skaičius ir dar reikėtų parašyti numerį, kuris užnumeruotų, ta prasme, tą kontraktą. Ir po to, kai tu, tarkim, sudarius kontraktą, tu atsidarytum lentelę kontraktai ir va čia tu matytum, tarkim, pirmas skliaustelis ir tada tas jau sudarytas kontraktas. Ir kuom tai padėtų? Padėtų iš tikrųjų labai paprastu būdu, nes tu po to galėtum tiesiog prašyti nutraukti kontraktą, nutraukti kontraktą 1, 2 ir taip toliau, priklausomai nuo to numerio, kokiu tu užsivadinai tą kontraktą. Tai va, tai būtų toks mano pasiūlymas ir manau daug kas su tuo susidūrė, tai yra iš tikrųjų nepatogu. Darant 2 darbus vienu metu, tai tikiuosi tai bus atsižvelgta ir tai bus atnaujinta ir tai bus sekančiame, ar bent jau nesekančiame, bet artimame atnaujinime. Ačiū.